Sveikuliukai, pupuliukai. Tai va, atostogos Lietuvoje jau juda link pabaigos ir labai daug reikalų, taip normaliai ir kas vadinama atostogom, tai taip ir nepavyko normaliai patostogauti, bet dabar važiuoju iš būto baigtų remontų, važiuoju į Pasvalį, kur buvo palikta šeimyna savaitei ir pasiimsiu rytoj, važiuosim tikrų atostogų tų vadinamų. Nors man Lietuvoje nesvarbu, aš nors su reikalais, su viskuom, man Lietuvoje vis tiek atostogos, kad ir ką aš bedaryčiau. Tai va, bet su šeima važiuojam nuo ketvirtadienio iki šeštadienio pabūti Molėtų rajone, netoli Molėtų, Obuolių saloje. Niekada nesu buvęs, nežinau, neįsivaizduoju. Pamatysim. Tai va, tikiuosi kažką kelioniai nufilmuosim, parodysim ir aplankysim Obuolių salą, kurioje niekada nesu buvęs. Tai va. Susikrovė visą chebrą. Kol kas link Panevėžio, po to Molėtai. Tick-tock, time's out, better make a move. Don't think twice now, you got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. 'Cause when I saw you, there was nothing else. You got dreams and I got dreams, so let us open up about it, maybe we will fit. Nu va, važiavom į Obuolių salą, į namelį, dar tvarkos, tai einam pasižiūrėti prie ežeriuko, pažiūrėti, kur čia maudytis galima, kur ką. Tai va. Nu, radom ir paplūdimį. Bus kur įlyst. Visai gražiai. Ne? Gražiai? Aha, jo. Jo. A gražiai? Sakė, kažkur irgi 10 nulipti, nespėjo žolės nupjauti. Vien namukam priklauso kažkoks ir tiltelį pašiau. Tai reiks eiti surasti tiltelį. Normaliai. Tu čia filmuoji, galim kalbėti ar ne? Filmuoju ir gali ir kalbėti. Ir žiūrėkit, braškių. Aš jau pavalgiau 2 lysės. Kur braškės? Raudonų braškių. Kur braškės? Viskas O! mūsų, O, braškės net mūsų galim su blynais pastrinti. O, jei, braškės. Ir sotis. Ir čia kiek daug jų? Jau galiu. Uodų neleidžiam. Radom tiltuką. Privati valda. O, mes 12. Galim pūst. O! Povilai. Čia galim maudytis turbūt. Va čia įsileist galim. Jo. Tik iš pradžių paprastai įlipti. Jo. Bet čia jau plaukt reiks. Kur? Nu, plaukit. Kai jūs plauti. Nu, ta prasme, čia kiek matau, nepastovėsi ant krantą atsistojęs. Nu, tai taip. Išbandom? Jo, ar. Išbandom, varom. Varom plaukimo maudymukus apsirengti. Dar kas geras ženklas, kad bent jau kol kas nei vieno odo nėra.
Nors komentaruose žmonės rašė, kad obuolių saloj labai daug uodų. Nu, šiaip realiai visur jų daug. Bet šiais metais kažkaip kol kas dar nesutikau labai daug uodų. Visai įdomiai. Arba neįdomiai, o liuksiškai. Nes uodai žudo kartais. O, biški šalta. Eik, šalta. Biški. Davai, sakei dersi. Tai lysk. Oi, tu savo. Ne, šiaip rimtai biški nėra taip šilta. Eik. Nu, Nu duok, aš bandau. jeigu taip upėj buvo šilčiau. Upėj daug šilčiau buvo. Tau tipo nėra blogai. Nu, nėra vėsus vanduo ir tiek. Šitų vaiktukų. Tipo reik, man atrodo, iš karto šokti. Tipo. Nu, tai lip. Šau. Nu, tai jau... Ta jau blogiausia vieta pasiekė dabar viskas. Gilu? O, jėga vanduo liukseris. Įlys tik tai reikia. Pala. Ai, gilų nežinau. Patikrin. Nelipi? Nu va, Ai, nu šokti galim, nes čia ne aukštai. okei. Tai neties kojų. Jo. Tas tik, kad dugnas kriauklėts ir... Oi, bliamba, Ai, nu. bliamba. Aš tau padėsiu. Ne, nu, bliamba. Kur tu dingsi? Nu gerai, dabar šokt galiu, reiškia. Gali. Like and subscribe. Nu kaip? Aš kažką priliečiau tam. Jūs sujudėjo. Nu, dabar gaudyk mane. Nu. Bet tai kam tu į galvą į priekį šoki? Taigi vis tiek čia nėra taip gilu. Tai aš nestačiai šokau. Aš taip... Dabar pabandyk tiesiog bombą. Bombikė? Jo. Nemoku bombą. Ta? Nemoku bombą. Tiesiog susiglūdi ir padarai tokį ant užpakalio šoką. Bet tu turi biškai įsibėgėti. Skauda. Ne, ant užpakalio neskauda. A ne? Ne, neskauda ant užpakalio. Aš su bomba iki dugno nuėjau su subinė. Neriant ant galvos taip nebūna. Pala. Leis man bombą. Šokt su kamera, bet ne vandeninis mano laikiklis. Bet nieko tokio gal. Laikyks. Ne, vanduo gal nepakenks Pala, leis tam. man pirmom šokti, tu šok. Nu, davai. Šok. Šok. Save filmuoti ar? Jo, save. Save filmuoti? Jo. Aš paprastai. 3, 2, 1. Dabar man bet. Swipe to unlock. Sveiki, draugai. Čia kanalas Peržengti save ir mes šokame vandenį. Reikia kvėpuoti giliai. Oh! Pasiimk. Jėga. Jo. Lipk. Užsirakinus buvo. Nu, užskaitom. Daugčiuką. Jo. Užskaitom. Žodžiu, vieta gera. Jo. Obuolių saloj 2 obuoliai. Dešimtą vakarėlio. Ui, biškinė čia nusku. Mes varom dar į nert. Feeling
just humanity. Move on, just move on. What's so deep, deep below? Not alright. You cannot see, time's too slow. Can't keep fighting. Used to be free, but now just losing my mind. It's all in my head, it's all in my head. Not to love myself out of joy. Labas rytas. Pabudom. Bahūras pabudo, gal ateis irgi sūnus. Visai gerai išsimiegojo. Bet kada yra prie pat vanduo ryte, faina labai įnert. O, sraigė. Labas rytas. Einam padaryti niurką. Geriau nei nusiprausti. O, ir žuvytės narda. Žvejoja chebra. Ja. Va gyvent prie ežeriuko tai turbūt jėga. Ne turbūt, o jėga. Einam įnert. Eik savo, šiandien rytas nerealus. Ir vanduo iš tikrųjų toks maloniai vėsus, nes naktis vis tiek vėsesnės kažkodėl būna ir turbūt neišyla per dieną iki tiek, kad kai būdavo, kad kaip į pieną įlendi. Tai taip atsigauni jėga. O, geriausias nusiprausimas ryte. Geriausia kriauklė ryto. Tokia didoka. O, atėjo. Labas rytas. Labą rytą. Niurką dėsi. Kaip aš laukiu šito ryto, blemba. Laukiai? Jėga, šiandien dar su supais varysim. Paplaukit. Pala, šalsam. Toks maloniai vėsus. Niurkinsi ar nuo tiltuko? Nuo... Niurkins. Reikia atsigauti. Nu gerai, niurkink. Aš pafilmuosiu. Gal dėdėm karpių neišbaidysim. Pumpidapinam.
aš iki 15 tikrai nedavarysiu. Tai aš pabaigsiu jau ką. Okay. Sūnus truputį atsiliko, reikia palaukti. Plaukia va ten. Šiaip labai gražu čia Obuolių saloj. Ir šiaip Lietuvoje gražių labai vietų yra. Gražumėlis. Gražumėlis. Aišku, Norvegija turi savo grožį. Tai tų kalnų, nežinau, ar gali praspjauti kas nors tos kalnus Norvegijoje ir fjordus. Bet Lietuva savotiškai irgi labai graži. Daug ežerų, daug miškų. A ne, Povilai? Gražu. Aha. Gražu. Va, čia tai kietai. Šezlongiukai. Pontoninė tilčiuko. Ten irgi. Žiauriai gražios vietos, žiauriai geras. Tokioj vietoj prie kranto turėti kažkokią tai viečikę, ko būt. Labai gerai. Man kažkaip, žinokit, geriausias tokios atostogos prie ežero, ramybė, kur, sakykime, chebra važiuoja į Palangą ir ten tiesiog lipa per vieni kitų galvas į tą jūrą, kuri, sakykime, tikrai nėra superinė ta jūra. Taip, jūra faina viską, bet, ką žinau, ežeriukas, ramybė. Į Palangą tu vienai dienai ten pasivaikščiot basankę ir pasižmonėti visada gali nuvažiuoti, bet jeigu nori tikrai atgauti jėgas ir pailsėti, tai va, tokios vietos, va tokios vietos tai yra. Mano manimu, tai yra va šitokios vietos atsigavimui ir tikram poilsiai. Aišku, jam kaip paaugliui
norėtus daugiau judesio, ne? Ką? Sakau, tau kaip paaugliai daugiau judesio gal norėtus. Jo. Bet va, mums tokiem pirdalam labai puiku. Nepafilmavau, kaip ir išvartavom sėkmingai. Tai dar ir nirstelsim. Tai va, aplink Obuolių salą apiplaukėm. Valandėlę užtrukom. Tai lengvas pasiplaukėjimas. Bandau nesudeginti šašlykų. Kaip gausis, bus matyti. Deginas. Ilsis. O, Jėzau, kaip gerai. Kaip sekas, Povilai? Gerai? Liuks. Nu ką, bandom kept. Skanaus. Apdeginau, bet nesudeginau. Normaliai. Bus gaivus, taip. Šias bulbas. A bulbas orkaitį kepsim? Aišku. Nu ką, sveiki visi. Peržengti save kanalo kūrėjo kamerą. Ir dabar einame pas jį, nes paprašė kamerą paduoti. Jo. Sūnus atnešė kamerkę. Pabandysim panardyti po meldas ir patyrinėt. Feeling caged, unsafe.
biški matos. Pribėgo į nosį vandens. Žodžiu, reikia nusiskusti. Nes per šitą bėga kažkodėl taip. Arba blogas akvalangas. Bandom dar. Not too long ago, myself out of joy. Not a pressure on my chest. I too, I got way too control you. I don't wanna live a life like this. Falling so deep, deep alone. Not alright. Getting no sleep, time's too slow. Can't keep fighting. Used to be free, but now I'm just so losing my mind. It's all in my head, it's all in my head. It's all in my head, it's all in my head. Tai va. Pavalom. Čia man. Ai, nežinau. Iš tik kam reikia. Tai Obuolių saloj būsim pasimaudę už 2 metus turbūt. Panardę. Ne? Ne? Jėga. Nersi? Jo, jo, jo. Dar nufilmuosiu, kaip nersi. Tutudut. Čikūn. Smagu. Paskutinis vakarėlis su mėtų arbata. Ryt išvažiuojam, pasakysim ate Obuolių salai. A, ne? Visai neblogai čia. Iki ryto. Labas rytas. Ką, paskutinis rytas Obuolių saloj. Iki 12 dienos turim atlaisvinti šitą nuostabų būstą. Mažas turas po namelį. Tai va, čia įėjimas, terasa, komodikas ir va, įėjus turim, aišku, nekreipkit dėmesio, čia mes apsišnerkškė. Truputį daiktai dar sudėti tik ir tai va, turim tokią virtuvėlę, čia priengis, televizorius,
šviestuvėlė, viskas, ko reikia, viskas yra. Dušas, tualetas, viskas gražu, skalbimo mašina, neįsiu į vidų, nes yra kažkas. Ir ką, vienas mėgamasis. Ir antras mėgamasis. Ir spintos, ir pasikabinti. Pirmą kartą esu namelyje, kuriame yra viskas, absoliučiai. Realiai nieko nereikia atsivežti. Tik maisto, o daugiau viskas yra. Pirkom prieskonių, netgi ir prieskonių yra. Aliejų yra. Ta prasme, netgi yra ir va. Kas mėgsta kavą, viskas, kava, kapsulytės. Tai va, šitą kaip čia, Obuolių salos vila, ar kaip vadinas, neatsimenu, parašysiu čia, kaip vadinas, tai tikrai nereali vieta. Pirmą kartą esu, kur esu namelyje, kuriame nieko nereikia, nieko netrūksta ir netgi daugiau negu reikia. Daugiau, ta prasme, kaip namie. Tai va. Taip kad ruošiamės po truputį, dedamės daiktus, einam dar įnersim ir ką, dušiukas, daiktų susidėliojimas, dar kavytės atsigersim ir į mašinėlę ir judėsim link namų. Reziumė, tos, kiek čia, 2 dienos galim sakyti, labai superiniškai praėjo. Labai gerai atsigavom, labai gerai pabuvom. Tikrai faina vieta, Obuolių sala, rekomenduoju. Dar mums pavyko išsinuomoti namelį prie pat, kaip sako, Obuolių salos kraštas. Tai ne kempingas, ne ką, tai nei žmonių daug, nieko, tiesiog ramybė, paukščiukai pypauja. Plius dar labai geras daiktas, jeigu norit visiškai ramybės ar ramiai paplaukėt, pasimaudyti, tai va, priėjimas toks įdomesnis, bet inert vienam paplaukėt vakare, ryte, anksti, tai, nerealu. Žinoma, toliau yra, šiek tiek toliau paėjus yra ir normalus, gražus paplūdimys, taip kad, nežinau, turbūt kiekvienam pagal skonį, bet man čia idealu. Ir šiaip, kaip buvau minėjęs, prie ežero ramybėje, poilsis man yra idealu. Ir, kaip sakiau, žmonių būryje visada spėsi pabūt. Ir nulėkt, sakykim, į tą pačią Palangą ir Basanavičiaus gatvėje nusipirkti vaflį šokolade. Visada spėsi. Bet vat, tokioj vieteliai retokai tenka pabuvot. Ir, žodžiu, labai daug kalbų. Tai, nežinau, ačiū, kad pažiūrėjot mano atostogų vlogelį. Tai atostogų serija. Tarp kitko, bandžiau dar treniruotis truputį ir plaukti, tai nuo čia iki to kito kranto. Tai pirmyn atgal gavos 270 kažkas metrų. Ir tai dar kartą savo įsirodžiau, kad treniruotis reikia daug, nes jeigu dabar kas nors įmestų ir lieptų plaukti 3,8 km, kalbu apie Ironman savo tikslą, tai be šansų. Kol kas. Bet daug darbo ir rezultatai pasiekiami. Ane? Gerai. Kaip ten sakyt, Povilai, reikia? Like, subscribe. Yeah. Like! And subscribe.